Šiandien PRP procedūrą atlikau maždaug 40 metų vyrui, kuris pastebėjo plaukų retėjimą pakaušio srityje. Matomos ryškiai raudonos kraujagyslės, o tai rodo, kad taip yra uždegimas, dėl ko ir pacientas skundėsi niežėjimu. PRP tai viena efektyviausių natūralių procedūrų nuo plaukų slinkimo, kurios metu naudojame paties paciento kraują, iš kurio išgaunama plazma, turtinga augimo faktoriais. Ši plazma yra suleidžiama į probleminės galvos odos vietas, tam, kad suaktyvintume plaukų folikulus ir paskatintume naujų plaukų augimą. Rezultatai pasimato po kelių savaičių, o pati procedūra yra greita, saugi ir lengvai toleruojama. PRP procedūras rekomenduojame visuomet atlikti bent jau 3, dėl to, kad yra 3 plaukų augimo fazės. Procedūros yra atliekamos kas 1,5, kas 2 mėnesiai ir paskui skiriamas yra vaistas minoksidilis, kuris taipogi skatina plaukų augimą, ir po pusės metų to vaisto vartojimo ir po atliktų PRP 3 procedūrų iš tikrųjų reikia vertinti rezultatą. Jei ir jūs pastebėjote plaukų slinkimą ar turite klausimų apie šią procedūrą, parašykite man ir aš mielai jums atsakysiu.